Sveiki visi sugrįžę į jūsų mėgstamiausią seriją nuo 1000 iki 100 000 kursų automatizuota sistema. Mes pamėginsim pažiūrėti, kiek mums laiko užtruks uždirbti ar ne nuo 1000 pradinio kapitalo pradėjus ir kiek laiko mes galim uždirbti 100 000, ar iš vis tai įmanoma, jeigu įmanoma, per kiek laiko tai užtruks, kokie bus challenge, kokie bus rezultatai, tiesiog detaliai viską apžvelgsim. Tai per šią seriją, kad matytumėt visą timeliną, mes pakalbėsim apie challenge botą, taip pat mes pakalbėsim apie naują 10K botą ir jo rezultatus kol kas per šį mėnesį. Pažiūrėsim, ar ne, detaliai, kaip jisai atrodo, kaip atrodo mūsų dashboardas, kur jeigu įsigijat botą, galit matyti viską štai taip, va štai tokius detalius rezultatus, ar ne. Tada pažiūrėsim detaliai, kaip 10K botas atrodo pačioj Vex programėliai, ar ne, kokie rezultatai, kaip atrodo tie signalai, ar ne, kuriuos sugeneruoja. Ir tada pažiūrėsim, kas yra pas mus naujo YouTube'ai, ar ne, kaip galit susisiekti dėl boto ir kaip galite matyti kasdienius mūsų rezultatus, kur prisijungus, ar ne, nes mes į YouTube'ą kars nuo karto, kas savaitę, kas dvi, dabar jau kas 3, paskelbėm kokį video apie automatizuotą sistemą, bet jeigu norit matyti, pavyzdžiui, kiekvieną dieną, kaip keičiasi, ar ne, šitie rezultatai, tai bus keli būdai ir video eigoje jums plačiau papasakosiu. O dabar pakalbėkim apie iš pradžių challenge botą, ar ne? Tai challenge botas yra veikiantis nuo vasario 1 dienos, jam eina jau 7 mėnuo ir šio paskutinio mėnesio rezultatą aš jau esu pažymėjęs, nuo 1 iki 27, dar kartą pažymėsiu. Ir mes šį mėnesį esame uždirbę 4000 beveik 200. Noriu tik priminti, kad mūsų geriausias mėnuo buvo kažkur apie 4000 berods 500, tai mes jau netoli to esam, ar ne, pasivijimo. Labai dėl to, ar ne, džiaugiuosi, bet paskutinė diena $164, paskutinės 7 dienos 1500, paskutinės 30, 4500. Ir artimiausiu metu, kas mūsų laukia, tai tikrai reikės didinti signalo sumas, kad mes galėtumėm, ar ne, tą augimą ne tik išlaikyti, bet ir po truputėlį, ar ne, didinti jį, bet tai reikia labai daryti, ar ne, atsargiai, konservatyviai, solidžiai, neperspaudžiant, ar ne, mes kuo didesnį kapitalą užauginam, mes tuo labiau jį saugot norim. Kai mes turim ten 1000, mes esam labiau linkę rizikuoti, ar ne, didinti agresyviau, jeigu to norim, jeigu nenorim, nereikia, bet kai jau tokia tikrai užauginta per ilgą laiką didelė suma, mes norim konservatyviai, ar ne, darbuotis. Norim išsaugot labiau tą sumą, negu kad gamblint, kad kuo daugiau, ar ne. Tai va, čia mastom paskutinio mėnesio rezultatus, pagaliau turėjom pirmą minusinę dieną, -$4, tokia juokinga diena, bet manau ateityje tikrai bus ir didesnių tokių minusiukų, bet svarbiausia, kad mėnesio gale turėtumėm, ar ne, pelną. Tai va, čia taip atrodo mūsų challenge botas, spot botas, jis yra spot vykdomas, bet jį taip pat galima vykdyti ir futures, jeigu norisi su leverage. Visiškai jokio skirtumo, nes irgi gaunu tokį klausimą, ar reikia spotę ar futures tradinti. Tai va, vienas botas pas manęs spotę, kitas yra futures. Tai abiejuose galima, čia tiesiog priklauso nuo ko jis nori daryti, ar ne. Toliau eikim, ar ne, dabar futures, naujausias mūsų botas, tai yra ne naujausias, bet 10K atnaujintas botas. Šito boto tikslas yra toks, kad bent jau aš kaip su juo elgiuosi, tai mes turim 10 000 kapitalą, mes su juo pamėginsim kiekvieną mėnesį pažiūrėti, kiek jis gali uždirbti skirtingais, ar ne, marketo etapais ir tada mes tą pelną nusiemam. Įsivaizduokim, jeigu dabar būtų, ar ne, paskutinė mėnesio diena, ar ne, ateina kita diena, jau dabar ten, tarkim, rugsėjo 1, aš visą tą pelną nuimčiau, 8000, kadangi čia su 10 000 pradėjau, nuimčiau $8066 ir tada leisčiau iš naujo jam darbuotis. Ir tai būtų mano mėnesio, ar ne, uždarbis. Tai va, tai jo principas turėtų būti toks. Kas įsigysite automatizuotą sistemą ir, pavyzdžiui, labai norėtumėte 10K boto, tai nereiškia, kad jums reikia pradėti su 10K. Jūs galite pradėti ir su 500, ir su 1000, ir dadėti tą sumą, ir auginti, tai nereiškia, kad jums reikia su tokiu kapitalu pradėti. Tik noriu tokį dalyką, ar ne, iš karto pasakyti, nes tada prasideda klausimai, ir su tokia suma reikia pradėti. Tai ne.
Tai vat, ir pasižiūrėkim paskutinius rezultatus. Kaip matote, dar vienas dalykas, spot, visas tas interfejsas ar ne atrodo kitaip negu kad futures, tai yra normalu, jeigu jūs užsiregistruotumėt BEX programėlį, tai pamatytumėt, kad spot ir futures atrodo skirtingai. Tai gerai, pradėkim, ar ne? Futures jau truputėlį agresyvesnis, matom, paskutinė diena, 7 dienos, 30 dienų ir matome štai tokius vat rezultatus. Jeigu pasirinktumėm nuo irgi 1 iki 27, matytumėm tą patį rezultatą – $8066. Mes jį pradėjom faktis ne nuo 1 dienos. Mes pradėjom jį nuo 7 dienos, tai mes 6 dienas kaip ir praradom darbą, ar ne? Tai negalim sakyti, kad jo toks ir šio mėnesio rezultatas ir būtų buvęs. Koks būtų rezultatas buvęs, aš nežinau. Bet mes turim dar šią dieną ir turim dar likusias 4, kur mes galim ar ne tiek pliusą padaryti, tiek, kaip matote, tiek ir minusą. Bet rezultatai tikrai nerealūs. Labai dėl jų džiaugiuosi ir artimiausias tikslas yra, ar ne, visą šitą sistemą duoti mūsų nariam, kurie jau turi esamą 10K botą. Čia pavadinkim 10K antroji versija yra geresnė versija, tačiau ją pilnai dar reikia paruošti. Tai būkit kantrus, esami nariai arba būsimi nariai, tai žinokit, ką galit gauti. Tai vat, ir kas yra įdomu, ar ne, su 10K botu, kad mes pasižiūrėsim ir detalę jo statistiką, tai irgi va tokį dashboardą jūs pas save matysit, kaip vat auga ir kokie tie rezultatai yra. Tai vat, mes dabar įeisim daily profit, viską gražiai sutikrinsim, tai pavyzdžiui, čia uždirbta buvo $342.51, nueinam į futures, pasižiūrim, $342.51, ar ne? Tada vėl grįžtam štai čia, $445, suapvalinkim, $445. Labai gražu. Tai va, ir artimiausia statistika štai tokia buvom, turėjom tą minusinę dieną, -$300, ar ne? Turim įvairios statistikos hold time'as, kiek vienas treidas užtrunka, tai tikrai būna tokių anomalijų, kur vat, ir ilgiau užtrunka, po to nusireguliuoja atgal į kažkokį tai standartą. Turim pataikymo procentą, kuris mažiausias buvo štai čia 14 dieną ir 21 dieną. 78,5%, ar ne? Bet dažniausiai mes esam toje apatiniai dalyje, tarp 98 ir 100. 94 buvo 93, bet mat aplink čia yra standartas mūsų. Didžiausi laimėjimai dienos, ar ne, galite irgi pasižiūrėti, čia didžiausias buvo $105, 50 per šiandien buvo. Largest loss, didžiausi pralaimėjimai, didžiausias buvo 80, bet matot, kitomis dienomis mes net neturim jų, arba jie būna gan smulkus 14, 13, 31. Vat ir galutiniam rezultate mes turim tikrai gražius rezultatus, ar ne, ir pagal patį kalendorių matom. Ir profit per pair, kokios poros populiariausios, ar ne, kurios daugiausiai mums uždirbo, ir treidai per dieną matom, kad turėjom ir tokių mažesnių. Tikrai to bus 100%, niekada nebus, vat, kad visi viršų vis daugiau ir vis geriau. Bus tikrai, kur ir bus minusinių treidų, ir jūs bus mažai, ir bus daugiau. Dabar, pavyzdžiui, marketas labai karštas, dėl to viskas taip gražiai ir važiuoja. Ir tada turim CVS ar JSON failus, kur per visą istoriją mes galim vat, visus treidus, ar ne, išsitraukti ir per AI galim patobulinti, ar ne, aš dirbu tiek su AI, tiek iš akies pats iš savo patirties tobulinu botus, tai yra tokia labai gera kombinacija. Tai vat, ir čia yra jau visi treidai, ne, matom ir ZEC, People, Uni, XMR, naujausias, pažiūrėsim, ar jis updatintas buvo. Tai vat, kaip pas mus atrodo pačiame BEX-e, tai atrodo štai taip. ZEC matome, ar ne, pažiūrėsim tuoj. Jo, yra ir XMR, vat ką tik treidas užsidaręs, ar ne, matome ir pagal datą, po 4.16. Čia pažiūrėkim XMR. Po 4, jo, vat 16 užsidarėm. Tai va, tai čia detaliai viską galite matyti, kokie ar ne treidai, ir galim tada sulyginti pas save, pavyzdžiui, ZEC,
irgi matome treidas, ZEC, plus $5, 1,3%, kiek laiko užtruko treidas, tada galim, kiek čia buvo, 5,69, čia rodo taip pat 5,60, suapalinus 9. Galim irgi paspausti, jeigu norim pasidalinti treidu, įrašom Oskaras Trading ir tada galim pašėrinti su draugais, ar tiesiog, jeigu esam kažkokioje bendruomeniai, kaip mums sekas ar ne, būtų smagiau. Daug kas prašė, kad parodyčiau tiesiog, kaip patys treidai atrodo, matosi kiekiai, matosi entry, close price, kiek realizuota pelno, kiek procento, data, ir viską lygiai taip pat čia galima irgi pasižiūrėti. Labai smagu, kad turim ar ne šitas veikiančias sistemas, kad jos puikiai darbuojasi, tiek challenge botas, tiek mūsų naujausias 10K botas ir naujausia jo versija, prie kurios aš ir taip, nors ir vasarą, bet darbuojas, visada noriu, kad kažkas vyktų ar ne, kažkokie darbai vyktų ir tikrai, bet ir vasarą tokia aktyvi, daug atostogavom, leidom automatizuotai sistemai daug treidinti ir visai pasiteisinęs ar ne, tai yra dalykas. Paskutinis dalykas, ką noriu ar ne paminėti, tai yra, jeigu jūs norit irgi domėtis, kaip mums sekasi su automatizuota sistema, tai ant bet kurio mūsų video tiesiog paspauskit štai čia, kur matote video aprašymą ir matysit Telegram bendruomenę, ant kurios paspaudžiat ir matysit įvairiausius ar ne postus, kaip kas atrodo pas mus, kokie paskutiniai rezultatai ir kad, pavyzdžiui, galite irgi susisiekti parašydami žodį botas, pavyzdžiui, štai čia paspaudžiat Oskaras Trade ir galite mums parašyti ir sužinoti, kaip galite prisijungti prie to. Jeigu norit kiekvieną dieną matyti atnaujintus rezultatus, tiek Telegrame rasit, tiek ir automatizuota sistema mūsų Instagrame, štai čia, automatizuota sistema. Paspausit ant storio, kiekvieną dieną įkeltą, bent jau labai retai praleidžiu neįkeldamas, nes pats tiesiog jaučiu tokią atsakomybę, papostinam, parodom ar ne rezultatus. Ir jeigu norit registruotis, pavyzdžiui, kur aš treidinu ar ne, tai yra VEX, tai irgi ant video galite paspausti, yra VEX registracija, paspaudžiat ir tada įrašote savo paštą, prisiregistruojat ir viskas. O taip pat iš karto po apačia rasite VEX gidas, tai ant jo yra video, kur aš parodau, kaip naudotis programėle, kaip įsinešti kapitalą, žodžiu, kaip viską atlikti. Tai ir man atrodo viskas šiam kartui. Tas rugpjūčio galas toksai irgi įdomesnis yra, nes artimiausiu metu dar planuoju vieną kelionę ir po tos kelionės, kai mes grįšim, aktyviai pradėsim darbuotis ar ne, tai ir techninės analizės video, kas antrą dieną vėl išeis, kai bus tik tai kas įdomiau, automatizuota sistema irgi pasistengsiu kas savaitę vis pranešinėti, bet vėlgi sakiau, vasara buvo, tai palsė, matot paskutinis video prieš 3 savaitės, bet parodyti tikrai yra ką. Ir prisiminkit, kad yra taip pat ir mūsų narių atsiliepimai, tai būtinai užsukit, pasižiūrėkit, ką mūsų nariai apie mūsų mano, ar ne, kurie yra pirkę mokymus, automatizuotas sistemas, kur yra pas mūsų Discordo grupiai, privačiuose mentorystėse, tai čia viską rasit, paspauskit laiką, parašykit komentarą, jeigu patiko. Jūsų suportas tikrai labai smagus ir vyrukam irgi bus smagu žinoti, kad tie, kaip sakant, video filmavimas buvo ne veltui. Tai ir šiam kartui viskas, taip ir uždarysim. Tikiuosi, kad buvo smagu, tikiuosi, kad suteikiau daugiau informacijos. Jeigu norit žinoti, kaip viskas veikia, tai vėlgi sukontaktuokit, parašykit. Šiaip sistemą pajungti yra tikrai visai nesunku. Tai tikrai nebijokite, jeigu esate tokie gan nauji treidinime arba iš viso nesate dalyvavę, tai viskas labai lengvai susijungia. Taip pat mūsų suportas, tiek aš, tiek mūsų komanda jums padės kiekvienam žingsnyje. Tai čia bijoti tikrai nėra ko. Esam labai draugiškai ir padėsim jums. O to daugiau, tokie rezultatai, tokia ir diena. Tai susimatysim, man atrodo, aktyviau jau rugsėjo mėnesį. O kol kas palieku su jumis šitą video ir rinka tikrai dabar yra karšta, man atrodo, bitkoinas hitino vos ne 80 000, tai toks, kaip sakant, kuo greičiau ar ne pakilsim, gali būti, kad tuo greičiau ir atkrisim.
Bet šitą išsiaiškinsim artimiausiame ar ne video, kai padarysiu aš techninę analizę ir tikrai papostinsim ir pakalbėsim, koks yra realiausias scenarius Bitcoinui ir galbūt kaip tai sąveikaus ir su mūsų automatizuota sistema. Tai vat, šiam kartui tiek ir iki.